Sveiki, šiandien aš sugalvojau varyt pagrybauti Dzūkijoj. Čia toksai Krikštonių kaimas, Lazdijų rajonas. Mes varysim grybauti čia prie to kaimo ir mums reikės tik kibiriuko arba jeigu turit kokį krepšelį ten arba ten kažkokį kašiką, kaip ten sako dzūkai, tai galit pasimti ir dar pasimsim peilį. Peilis mums tikrai pravers. Tai va, pirmas radinys, bet jis nėra geras, jis yra nuodingas, bet labai graži musmirė. Gaila, negalim jos pasimti, bet galim įsiamžinti. Radom seną kelmą su grybu. Dauguma šitą grybą vadina kempinė, bet čia gražus grybas, graži gamtos puošmena. Beeidami radom dar 2 musmirės. Irgi gražios, tokios raudonos, bet jų negalima pasimti. Dar eidami vėl radom 6 musmirės. Dabar rodom tik 2 iš tų 6. Kaip gali būti tiek daug musmirių? Gal mes šiandien išvis net nerasim jokio sveiko grybo? Dar vienas grybas kažkoksai. Netgi 2. Vienas mažiukas, kitas didesnis. Mūsų grybavimas baigės. Deja, gerų grybų neradom. Radom musmirių visokių, kitokių grybų radom, bet baravykų neradom. Biškį buvom pasiklydę. Bet ką, praleidom gerai laiką gamtoj. Ate.